Sveiki, su jumis Bikold ir šiandien aš kalbėsiu apie amerikonų sunkųjį tanką, premium tanką 8 lygio, tai 26E5 Patriotas. Tankistai pas mus važiuoja 5, pasadinau iš savo topinio tanko, tai 110E5, ten važinėja 4 tankistai, radistai neturi, taigi man reikėjo surasti angare radistą, suradau ir pakeičiau, apmakinau, kad jisai važiuotų ant mūsų Patrioto. Buvo neseniai filmukas kanale, vadinasi Pirkai Vot. Ten rodžiau, kaip aš tai dariau. Jisai pas mane paraštas komandiniam mūšiam, taigi mano modulių pasirinkimas optika, ventiliacija ir stūmiklis. Jūs galit keisti, sakykime, vietoj optikas arba ventiliacijas įdėti stabilizatorių. Bet ventiliacija ir stūmiklis plus braliukai man duoda maksimalų DPM ir plus optika duoda apžvalgą, o kadangi komandinėse mūšiuose pagrinde važiuoju su tokiais tankais kaip IS-3, kurie nifiga nemato, tai žaidžiu kaip ir toksai, kaip ir švistukas, universalus karys. Sakykime, čia galit pažiūrėti, kaip jūsų moduliai ką duos. Pakeitaliuotą, ne, konfigūruojam. Ir va čia pakeitaliuot, ir čia matysit, sakykime, vietoj optikos įdedam stabilizatorių. Tada matysim 430 metrų, bet stabilizacija bus geresnė. Bet 430 tai yra mano manymu mažoka. Taigi vis tiek aš važinėsiu su optika. Vot, kadangi Patriotas yra dažytas tankas, turi savo kamufliažą, jį dažyti nereikia. Kaip matot, niekas nepasirinka. Nieko negalim pasirinkti. Tai vat, reiškia, taupysim biškį pinigus kamufliažui. Kas savaitę ten kažkiek tai kainuoja, ten 60 ar kiek ten tūkstančių. Plus unikalus kamufliažas, išpaišytas toksai realis ant šonų. Nu, vienu žodžiu, man patiko, aš nusipirkau Patriotą. Galima buvo nusipirkti ne Patriotą, o paprastą E5, tą reikėtų dažyti. Vot, taigi su mano moduliais, su mano įgula, apie tankistus dar nepapasakojau. Tai tankistai turi braliukus lempa apžvalga, čia vadas. Šaulys turi braliukų stabilizaciją remontą. Vairuotojas braliukai stabilizacija remontas. Radistas braliukai remontas apžvalga. Užtaisytojas braliukai saugi amunicija remontas. Kadangi sunkus tankas, taigi remontas jam būtinas. Vat, su mano įgula, su mano moduliais šaudam kas 6 sekundės, nusitaikam per 2 sekundės 11, DPM turim 2400 per minutę,
Ginklas lenkiasi -10 +20, labai patogu žaisti nuo reljefo. Matom 467 metrai, taigi kažkiek ir galim demaskuoti priešus, numesti jiem kamufliažą, nes kaip žinot, mūsų maksimalus apžvalgos ratas 445, o pas mane dar 22 metrai yra virš to, taigi kažkokį procentą nuo priešo kamufliažą tas numeta. Taigi mes, sakykim, jeigu jis trečias važiuoja be kamufliažo ir kitas jis trečias važiuoja su kamufliažu, tai mes tą, kuris su kamufliažu, matysim anksčiau negu dabar, kadangi turim virš 405 metrų. Jeigu būtų 405 metrai, tai matysim jį vėliau, nes jisai turi kamufliažą užpaišytą. Вот. Gyvybės turim 1500. Bokštas pas mus tankuojam bokštų, kartais priekiu. Sakykime, jeigu taip nuo reljefo atsistojai, tai nuo viršutinės plokštės kartais šitas nepramuša mūsų. Bet pagrindė tankuojamės bokštų. Gali mūsų šaudyti fugasais pramušt, bet jeigu mes, sakykime, taip pažiūrėsim iš šono, tai mus gali pramušti čia. Mes tankuojam tik tai priekiu. Kartais vikšrais galim patankuoti kažkiek tai. Вот. Važiuojam neblogai. Priekis 40, atgal 15. Sukamės vietai ne visai gerai. Nu, toksai, kaip sunkusis. Kadangi su sunkiais nedaug žaidžiu, taigi net negaliu palyginti, sakykime, net negaliu palyginti su kokiais tankais jį galima palyginti. Nu, kol kas angare būtų tiek, važiuojam į mūšį. Pasikrovė mūsų mūšis, įmetė prieš devinkės, žaidžiam 3-5-7, 3-9, 5-8, 7-7. Pagal setapą matom, kad mes turim sunkų setapą, jie turi vidutinį. Mes turim labai daug sunkių tankų, jie daugiau vidutinio. Taigi pagalvojau, kad komandos draugai važiuos į salą tankuot, kaip be to. Taigi nusprendžiau, kad man reikėtų pavažiuoti į vidutinių tankų pusę ir tenai palaikyti frontą, nes turim tik tai 2 vidutinius tankus. Kaip matom, Kometas, ne? Ir kuris ten antras būtų? Pantera 8-8. Taip, Kometas važiuoja į priekį. Pantera nuvažiavo į centrą. Taigi, kaip matom, čia tik tai aš, Isas, Kometas, nu ir 29 lygtais atvažiuoja. Вот. Kadangi mūsų čia mažai, žinau, kad mano korpusas nelabai šarvuotas, taigi tankuočiau nuo bokšto. Užimu poziciją. Užmėtė arta, užkabino staną. Neremontuoju, nes tuoj pasibaigs. Matom 3 tankai čia, ne? CDC. Leopardas 9. Ir 8.
Kiniečių tankas T-343 kinietis tankos bokštų, nes jisai sunkiai pramušamas. Leopardas pabėga mum iš šono, ne? Dar matom Tigras 7 lygio atvažiuoja, Tigras Porsche. Ten gal matom. Šaudamės su 3-4. Bandau jį pramušt, kur galiu, kur negaliu. Ieškau. Jisai tankuoja bokštų. Į priekį nevažiuoju, nes ten apart to dar yra tankas. Taigi laikau poziciją. Kartu su Isu ir 2-9. Aha. 3-4 net nebando į mane šaudyti. Mansuoja. Шайтан демон. Ну ką tu čia važinėjai? Снайпер. Есть дамаг. Radau, kur jį pramušt. Pagaliau. Kaip matom, mūsų komanda pravalė Давай еще. salą ir pušina iki svetimos bazės. O mes laikom čia poziciją. Važiavo Tigras. Jisai turi šarvuotą priekį. Ten 200 atrodo milimetrų. Matom, kad kaliberiai nelabai jį pramuša. Ir ten ieškau sunkiai. Голду заряжай. Bokštą. Давай еще. Parodė apačią. Красавчик. Pavyko jam numesti į tą gyvado bokštelį. Matom, kad čia išsivalėm ir svetimas leopardas kašmarina mūsų bazėj arką nušovė. Grįžtam, nes į priekį važiuoti nėra ko, ten jau taip krūva mūsų tankų, o ką gali žinot, gal leopardas nuspręs imti bazę. Ten visai stovėjo pasislėpęs. Домашка. Kaip matom, podkaliberiai skrieja greitai. Tas labai patogu, kai šaudo iš distancijos. Rezultatą turim 13-8. Ir lieka paskutinis leopardas. Вот так ему. Super. Pasibaigė mūsų mūšis. Žiūrim rezultatus. Gavom 3 klasę, vieną mažą medaliuką. Uždirbom grinais 7-8 tūkstančiai. Čia buvo pirma pergalė per dieną. Taigi gavom patirties 3000 tankui, 4,5 tūkstančių tankistam. Kadangi uždėta varnelė, kad treniruot įgulą, tai mūsų silpniausias tankistas, radistas, gavo 7,5 tūkstančio patirties, visi kiti po 4,5 tūkstančio. Pašvietėm 305, pašaudėm 2400, kažkokia ten misija vykdosi. Taip, esam 3 vietoj pagal patirtį.
Šiaip komanda visai gerai sužaidė, kol laikiau vieną flangą, ten kiek buvo 2 ar 3 tankai, tai visi mūsų komandos draugai pravažiavo per kitą flangą, nunešė tankus, kur ten stovėjo. Labai gerai sužaidė. Taip, šovėm 25 kartus, pataikėm 20, pramušėm 11. Taip, šovėm į 4 tankus, nušovėm 1. Mūšis truko 5,5 minutės, čia uždirbom. Čia patirtis. Už šovinį sumokėjom tik tai 6000. Kaip matot, 25 kartus šovėm ir tik 6000 sumokėjom. Vot, daug šaudžiau į tanką 343. Kaip matėm, jisai tankavo irgi bokštų. Patankavo mano šūvių nemažai. Kaip matom, užblokuotą damagą turi 2800. Visai gerai žaidė, žino žmogus savo tanko pliusus. Vot. Toks buvo tankas. Noriu dar parodyti, kiek kainuoja šavinukai. Paprasti šavinukai kainuoja 255 sidabrinių. Visai pigų. Auksiniai kainuoja 4400. Iš jų naudos nedaug daugiau negu iš paprastų, nes šoviniai pas mus padkaliberiai, o jie, kaip žinom, labai praranda pramušimo jėgą su atstumu. Normalizacija pas juos blogesnė negu su šarvamušiais, jeigu šaudytum. Kaip matom, ginklas pas mus ant paprastų šavinukų turi pramušimą 230, su auksiniais 259, bet kadangi abu padkaliberiai, tai tas 259 labai mažai yra skirtumas negu 230. Tik tai, kad kainuoja ten ofigėt kiek kartų daugiau, 20 beveik, ne? Ir ne faktas, kad jeigu nepramušit paprastais, pramušit auksiniais. Vot. Nu, dabar tikrai būtų apie tanką viskas. Važinėsiu su juo dar kažkiek tai, kol neatsibos. O man greitai tankai atsibosta. Vot. Ačiū, kad žiūrėjot.